Tai sveikos ir sveiki. Vėl kviečiu, nežinau, įsitaisyti patogiai turbūt ir šiandieną mes pakalbėsime labai svarbia tema, nes kalbėsime apie odą, kuri yra didžiausias turbūt mūsų organas ir sveria apie 4 kg, o jeigu sudėti su visais poodiniais sluoksniais, tai gali sudaryti net ir iki 20% mūsų viso kūno masės. Ir turbūt irgi nepaslaptis, kad oda atsinaujina kas 28-40 dienų, toks jos yra gyvavimo laikas ir su amžiumi tie procesai dar lėtėja. Ir oda, kad jinai gražiai atrodytų, švytėtų, būtų jaunatviška, ją įtakoja iš tikrųjų daug veiksnių. Ir mityba, ir gyvenimo būdas, ir procedūros, ir kosmetika. Ir aišku, ir emocijos, ir sako žmonės, galbūt tu papilkėjai, arba kaip tik labai išvyti. Ir to švytinčio efekto, to jauno šviežio odos efekto siekia visi. Ir 25 metų statistika sako, kad grožio industrija siekia jau $190 milijardų, o 30-35 metais planuojama, kad sieks ir $340 milijardų. O jeigu dar dadėtumėmės ir maisto papildus, ir procedūras, tai iš tikrųjų tie skaičiai yra mažų mažiausiai verčiantis santykius pakilnoti nuo savo dydžio. Tai toje didžiulėje pasiūloje ir augančioje nuolatos pasiūloje tiek papildų, tiek kosmetikos, tiek procedūrų šiuolaikiniam žmogui, tiek jaunam, tiek vyresniam yra jau gana sunku susigaudyti, kas reikalinga yra mano odai, kaip jai nepakenkti, ir kad gauti tą maksimalų efektą. Tai šiandien ir pabandysim Oksanos pagalba išsiaiškinti, kaip atsirinkti, kaip mąstyti kritiškai, ko mums reikia, kas didžiausią įtaką daro ir kas labiausiai kenkia. Tai ir pradėkim pokalbį su Oksana, Sidem šių namų įkūrėja. Tai Oksana, papasako, kaip tu atsiradai Palangoje, kaip prasidėjo tavo kelias į šitą grožio sritį, kada jau tu supratai, kad čia jau nebe tik darbas, bet ir tavo gyvenimo kelias. Labas, Sandra, labai gražus intro. labai viskas gražiai susakyta, to pačiu kaip ir siaurai, ar ne, bet to pačiu ir plačiai. Tai būtent apie mūsų darbą, mūsų specialybę, taip ir yra. Lyg ir viena kryptis, bet apima labai daug. Tai kaip aš atsidūriau šitoj srity, tai nėra trumpa ta istorija mano. Ir jinai prasidėjo 2008 metais, kuomet aš baigiau 12 klasę ir pirmas planas tai buvo mano kineziterapija ir masažai. Ir aš norėjau tą studijuoti, tačiau tam reikėjo nemažai finansų. Niekada nebuvau dešimtukininkė, aš esu praktikos žmogus, darantis žmogus, tai man trūko ir tų balų, ir finansų mokslams. Ir taip susiklostė, jog 2008 metais vos tik išlaikius, maniau, kad išlaikiau, bet atsakymų dar nežinojau. Aš jau buvau Rygos oro uoste ir skridau į Angliją pas tuometinį draugą, esamą vyrą šiuo metu, užsidirbti pinigų mokslams. Ir aš atsimenu, kaip tas tikėjimas savim, kad, žinot, tai yra nelengva, kuomet visi klasiokai žino, ką jie nori daryti gyvenime ir kokią kryptį eiti, arba bent jau pamėginti, ar ne, o aš žinojau, ko aš noriu, bet aš tiesiog, mano galimybės buvo truputėlį kitokios. Ir aš skridau užsidirbti pinigų ir aš skridau su ta mintim, kad aš vis tiek darysiu masažus. Tai žinot, aš išskridau į Angliją su keliais man svarbiais daiktais ir vienas iš jų buvo masažų knyga. Ir tą knygą aš vežiausi su ta iniciatyva, kad, tai yra mano tikslas, ar ne? Ir mano kelias ir prasidėjo nuo noro daryti masažus. Ir padirbus Anglijoje, pagyvenus pusmetį, supratau, kad aš taip greitai nepasieksiu to tikslo, tai man teko ir įsidarbinti ir į vieną įmonę, ir į kitą įmonę. Aš dirbau per 3 skirtingus darbus ir kuomet nusprendžiau, kad noriu eiti mokintis ir siekti to savo tikslo, aš supratau, kad man teks stipriai pasistengti
nes Daug mokslas... praktikos, ne tik teorijos. Tai va, tai mano tas kelias ir buvo taip, kad aš pradėjau ieškoti, po gero pusmečio pradėjau ieškoti, kur aš noriu, kaip man prieiti prie tų masažų, nes kineziterapija ir toj pačioje Jungtinėje karalystėje buvo mokama ir gan brangiai, tai man teko paieškoti ir aš pradėjau ieškoti tų kelių ir man sako, tau vis tiek reikia baigti anatomiją ir fiziologiją žmogaus, jei tu nori daryti masažus. Ir manęs tikrai netenkino trumpadieniniai kursai, kur aš ten pasimokau porą dienų ir jau tampu masažuotoja. Tai man atrodė nesąžininga prieš žmogų, prieš paslaugą. Taip. Tai ir aš pradėjau ieškoti to kelio ir man sako, žinai, sako, tu gali baigti anatomiją ir fiziologiją ir baigti masažus, bet pirmiausia, tu reikia baigti grožio terapiją. Ir tuo metu koledže teko mokintis ir aš taip, 3 metai, tikrai spėsiu, išmoksiu, padarysiu. Tai ir aš ėjau į grožio terapeutės mokymus, ten mokinausi ir manikiūrus, ir pedikiūrus, ir depiliacijas, antakių, blakstienų procedūras, makiažą, kurio aš niekada nemokėjau ir tikrai nemokėsiu. Ir tada paskutinysis modulis buvo kosmetologija. Ir tada 3 metuose aš turėjau galimybę eiti į 4 metus su masažais. Bet man taip gerai sekėsi, žinokit, mokintis, man buvo koledžo baigti lengviau negu Lietuvoje 12 klasė, tai aš viską sugebėjau prijungti į 3 metus ir baigiau grožio terapiją ir masažai kartu. Tai visus metus mokinausi masažų. Ir taip gavosi, kad po to atėjo noras kurti šeimą. Ir tuo metu man buvo 22 metai ir su vyru sakom, tai keliaujam kurti santuokos ir gyvenimo, bet aš niekada nemačiau savo gyvenimo auginant vaikus svetur. Tai mano tikslas buvo grįžti, mūsų tikslas buvo grįžti į Lietuvą. Ir kuomet reikėjo grįžti, aš nežinojau kur, nes mano kilimas yra Pasvalio rajonas, Pušaloto miestelis, tai ten tos galimybės labai ribotos ir siauros, netgi didmiestis kaip Panevėžys šalia visai ne pagal mane. Tai pradėjom siekti tos svajonės gyventi prie jūros. Ir taip gavosi, kad ta svajonė daug dirbant gimė ir tapo realybė. Ir 2013 metais mes atsikraustam gyventi į Palangą, abu su vyru. Ir dabar jau tiek metų praėjo, kad kažkur kitur ir nebeįsivaizduojam gyvenančių savęs. Labai tinka ir ritmas, ir darbas patinka, tai kurti tą erdvę šitam mieste yra be galo džiaugsminga. Tai čia ir prasidėjo tavo, tas kelias jau kelias, jau čia būdama supratai, kad tai bus tavo gyvenimo kelias. Dar ne tada. 2013, kai grįžom, aš žinojau, kad aš norėsiu turėti 2 vaikus ir būtų buvo idealu, kad tai berniukas ir mergaitė, ačiū Dievuliui, ar vyrui, taip ir gavosi. Ir aš tą didįjį kelią, tą tokį ėjimą tuo keliu, sakyčiau, būtent antro vaikelio gimimo. Tai sūnui dabar yra 8. Tai aš sakyčiau, kad tie 8 metai mano yra toks pagrindinis kelias, kuriuo einu. Prieš tai vis tiek, žinot, maži tarpeliai tarp darbų. Ir tik nesenai, prieš 3 metus, aš priėmiau savo sprendimą, kad ėjo masažai ir kosmetologija šalia vienas kito visada. Ir tai buvo vienu metu, tai masažai buvo mano, kai sakau, duona su sviestu ir tai iš to ir gyvenau, bet tai yra 2 skirtingos kryptis ir aš manau, kad specialistas gali būti profesionalu ir tuo pačiu teikti vertę kitam, kai jis išmano vieną sritį, ar ne? Vieną kryptį. Nesimėtyti, nes labai dažnai sakau tiek kolektyvui, tiek savo primenu, kad kur dėmesys, ten ir rezultatai. Tai aš prieš 3 metus nusprendžiau, kad masažų tam kartui atsisveikinu, kaip amatą myliu, tikrai labai patinka man ir daryti masažus, bet pasirinkau savo nepatogią tuo metu labiau kryptį kosmetologiją. Ką reiškia nepatogi? Patogi, tik tiesiog, kad čia daugiau klausimų yra. Su anatomija, kūno masažais, žmogaus pajautimu irgi yra ką veikti, bet jau tai buvo pradirbta. O kosmetologija man yra labai platu, labai neišsemiama. Ir kai sakau, atrodo vienas žodis kosmetologija, bet iš tiesų mes turim žinoti tiek daug aplinkui, kad čia yra neišsemiama. Tai čia ir anatomijos visos žinios labai pasitarnauja. Taip, pačios odos mechanizmai, funkcijos, ląstelės funkcijos, netgi dalelytės ląstelės, ką tai reiškia ir kam jos reikalingos tos mitochondrijos ir kas yra ten
kam reikalingos man poros aplamai apskritai. Ja, nu, čia turbūt dvi sritis irgi reikalauja pakankamai laiko, ne, ir tobulinti žinias, ne, sekti visas naujienas. Kaip tu pati manai, kiek laiko turėtų skirti profesionalas, ne, nuolatiniam žinių atnaujinimui? Žinau, kad ir tu tikrai daug ir mokaisi pati nuolatos. Kiek skiri tam laiko per metus? Daug. Tikrai daug, nesikuklinsiu ir man tai patinka, man tai tinka, aš taip pasirenku tą daryti ir tai yra nuolatos konferencijos, seminarai, netgi įžvalgos su jau esamais klientais ir pamastymais, o kaip būtų, jeigu būtų, ar ne, o kas nutiktų, jeigu aš sumaišyčiau ten tą su tuo ir panašiai. Tai man tai yra nuolatos tobulėjimas ir kiekvieną dieną aš vis kažką naujo išsinešu iš kabineto, iš mokymų, kiek daug ir ką reiškia daug čia, ar ne, taip labai gal neobjektyvo, bet sakyčiau, tam, kad judėti į priekį ir eiti tolyn, ar ne, būti žingeidesniu ir tobulėti, mažiausiai į savaitę turėtų būti kokios 3 valandos skirtos vien tik teoriniam pasitikrinimam, informacijos surinkimui, ne tik rinkos analizėm, bet ne tik pažiūrėti, kas vyksta naujo Lietuvoje, bet ir užsienyje tuo pačiu taip pat. Tai mažiausiai 3 valandos tokio pasisėdėjimo, pasibuvimo, pasišniukštinėjimo kažkokių naujovių tikrai turėtų būti. Čia taip, matai, kiekvienam profesionalui, ne, maždaug taip tas turėtų būti norma. Taip, tikrai taip. Ir tai ir nėra vien tik tai apie tokių, žinai, informacijos rinkimų, bet tai yra ir apie save. Apie save, kas tau svarbu, ar ne, kokių klientų tu turi, ką padaryti dėl tų klientų, kaip prieiti prie jų ir panašiai. Tai yra ne vien tik tai rinkti teorinės žinias, bet ir pagalvoti, o kas tinka man. Psichologija, ne, ir situacijų įvairių valdymas. Taip, absoliučiai. Ta pati ir kūno kalba gali būti irgi labai naudinga darbe. Tai reikėsi visą spektrą žinių, ne, ir o kaip specialistai jūsų salone, jie irgi tiek pat laiko skiria? Stengiuosi aš pati motyvuoti juos ir užduoti jam kartais galbūt ne visai patogius klausimus, bet tik tam, kad jie patys judėtų iš savęs ir kad jų progresas vyktų nuolatos. Kartais tenka pastabdyti, nes būna gazas dugnas ir sakau, wow, per greitai. Tai taip labai skirtingai, kiekvienas pagal save. Yra žmonių, kur, pavyzdžiui, pamėginu ir matau, kad tam žmogui visai netinka padėti, ar ne, sunku priimti pagalbą ir panašiai, nu tai tada atskirai, bet kiekvienas pagal save, kiekvienas skirtingas esame. Taip, ir kiekvieno ir greitis skirtingas augimo yra. Papasakok apie SIDEM, ką reiškia šitas pavadinimas, kaip jisai gimė, kokia yra filosofija šios studijos. Sunkus klausimas, Sandra. Sunkus klausimas, nes šį klausimą atsakiau gal per visus. SIDEM gimė, tai jisai kaip ženklas, ar ne, gimė prieš 4 metus, daugmaž. Ir jisai gimė iš manęs, bet jis gimė per kelią į save, per savęs pažinimą. Ir šis ženklas man daug ką reiškia, bet iš tikrųjų tai SIDEM, jisai, pasakysiu taip, tai yra gyvybės, tęstinumo ir ryšio simbolis man pačiai. Ir žinot, kai sako, tai gal 3 vaiką, nesakau, aš turiu SIDEM. Man labai faina, kad aš galiu čia save realizuoti, kurti ir auginti patį SIDEM prekės ženklą. Tai iš tiesų gimė, tai kartu su vyru mes parinkom šį pavadinimą. Ir vyras dar čia irgi šitoje studijoje yra Barberis. Senior Barberis, jisai jau turi ir klientų, ir patirties, ir labai puikiai jam sekasi. Buvo pamotyvuotas, paskatintas irgi taip pat keliauti į naują profesiją visiškai. Tai irgi nebuvo lengva, bet jam tai labai patinka. Ir kuomet jis pasakė, kad eis barberių mokintis, tai iš pradžių buvo tiek jam, tiek man dvejonių, bet taip kaip jisai mato klientus, jų plaukus ir kaip jisai strategiškai išdėlioja galvos veido bruožus, tai aš rankos aukštyn ir galvoju, geras, kaip tai galima. Jo, iš tikrųjų labai, ir man žinot, kas yra, man
taip geram, kad moteris išeina su šypsena, ne, iš po procedūrų, masažų, pailsėjusios, nušvitusios, ar ne, tai yra kažkaip jau pažįstama. Bet kuomet tenka matyti vyrus, kuomet jie išeina pakeltų smakriuku keliais centimetrais ir su šypsena, nu tai labai faina, labai labai džiugu už juos, kad vat, atrodo mažas ar nekirpimas, nu kaip ir kasmėnesinė procedūra vyram, bet tai labai daug reiškia. Tai bet irgi ir tą lygį turbūt palaikyti, irgi reikia nuolatos mokytis, ne, sekti trendus ir kas yra madinga ir ko nori ir ko gyvena klientai. Taip, be abejonės ir va dabar yra vėl vykstantis pokyčiai tarp paauglių, jie yra mūsų trendų nešiotojai ir vyksta pokyčiai ir mes kaip tik vat, kalbėjom, kad vėl ateina kitokie ilgiai, kitokie kirpimai ir tai, kas buvo faina ir madinga pernai, tai jau šiais metais jau transformuojasi ir jau keičiasi. Tai nuolatos turi, vat, jei nori turėti gero meistro vardą, ar ne, nu čia pamėginsiu, nepabijosiu pasakyti profesionalo, tai yra neatsiejama. Turi nuolatos tobulėti ir sekti, ir gilinti, žiūrėti į tai, kas yra dabar aktualu, o kas bus aktualu po metų, arba, nu, po metų, po dviejų gal per daug, bet kirpimo atžvilgiu, tai po metų tikrai reikia žiūrėti tendencijas. Kalbant apie tendencijas, ne, čia irgi kosmetikoje yra, kosmetologijoje ne, didelė tema, turbūt kaip ir paaugliai ateina, ne, su kirpimais nori kažko madingo, bet turbūt ateina ir merginos, ir vaikinai, ne, ir atsineša galbūt klausimų apie kosmetiką, kurią jie naudoja, ne, kažkur tai matė tik tokie trendus, kažkur influenceriai parekomendavo. Ar šiuolaikinis jaunimas ar paaugliai savo odą rūpinasi protingai, ne? Ar jie seka tuos trendus, ar jau kreipiasi į specialistus, kad jiem parinktų tai, kas reikalinga jų odai, nes paauglystė irgi yra toks jautrus periodas, ne, odai, kada ir aknė, ir riebumas nekankina, keičiasi hormonų sistema ir su ta oda susitvarkyti yra gana sudėtinga, jinai ir keičiasi, ne kaip jinai atrodo ir kaip jinai reaguoja, vieną dieną gali vienaip reaguoti, kitą dieną kitaip. Tai ką tu matai iš savo praktikos? Ką matau iš savo praktikos, tai didžiąją mano darbo dalį ir sudaro probleminės veido odos. Ir ne vien tik tai paaugliai, bet ir tai gali būti aktualu ir yra aktualu vyresniems moterims, kuomet hormonai pradeda šokinėti. Čia per menopauzės metu. Taip, streso. Nuo streso, žinokit, ta prasme, buvo viskas puiku, stresas, emocijos, įtampa, maistas susiję, viskas ratu pradeda keliauti, tai tikrai didelių pokyčių gali įvykti ir suaugusiom moterim, kur neturėjo problemų, bet paaugliai, taip, tai yra sunkus darbas. Labai sunkus darbas yra, nes aš nesu ta specialistė, kuri nepasakyčiau, nepatarčiau ar ne. Ir tas priėjimas prie paauglių yra prie kiekvieno labai skirtingas. Vienam užtenka vieną kartą nusišypsoti ir jis jau jaučia kontaktą į ryšį ir jis jau paklausys ar ne, išgirs. Kitam gali būti 3 vizitai ir mes neišjudam, tik tai labas ir viso. Ir tas priėjimas prie paauglių yra, ta emocinė, psichologinė prasme tikrai nelengvas, bet man tai patinka. Man tai patinka ir aš taip kažkaip, kai jau po 3 kartą sakau, žinok, jis jau kalbėjo, tai man toksai, geras. Nes iš tiesų veido odos problemos, tai paauglystė tai yra susijęs su hormonais, ar ne? Bet kuomet prasideda tie pokyčiai, tai tampa nebeatsiejama ir su emocijom, ir su savęs priėmimu, tiek savo, tiek kitiem pateikimu, pasitikėjimu savim, tai labai daug, tai kartais ateina taip, aš ten sutvarkau, švalau, viskas ten padirbėjom, viskas puikiai, bet dar šalia to turiu liktais ir norisi pabūstinti ar ne, įkvėpti tą žmogutį, būti laisvesniu, nes ir tas stresas, kurį jie patiria šiai dienai, tai labai didelis yra. Ir tai yra ne vien tik tai apie namų darbus, tai yra apie visuomenės įtaką daroma, patys influenceriai ir tiktokeriai, ar ne. Tai būna, be abejonės atsineša ir aš žiūriu, iš kur tu čia šitą turi. Ir tai buvo kertinis momentas, kuomet iš po COVID teko grįžti į darbus. Tai pikau, labai pikau ant influencerių ir visų, kurie reklamavo viską. Nežinokit, tada tai teko
aš net nežinau kiek mėnesių, man teko reabilituoti ir gražinti tas normas, nu gal net ne normas pasakyčiau, bet tuos odos puoselėjimo procesus kiekvienai moteriai, nes visko turėjo daug, viską tepė ir tai buvo didžiausia klaida. Odai per didelę apkrovą, žinot, keitėsi mūsų ir įpročiai visuomenės aplamai karantino metu. Tai ir tas pyktis virto į labai gerą dalyką. Atsimenu kaip vakar. Edukacijas gal. Taip, atsimenu kaip vakar. Ir mano paskutinis taškas buvo, vat, kuomet ateina klientas pirmą kartą pas mane, aš visada prašau, kad atsineškit nuotraukas arba atsineškit produktus, kuriuos naudojat kasdieniai rutinai, tam, kad aš galėčiau susipažinti, kokiame etape yra oda, kaip jinai, kokius ingredientus gauna ir panašiai. Na ir ateina pas mane mergaitė, aš nepameluosiu, buvo kažkas tarp 10-12 metų. Ir jinai pirmą kartą pas mane, bet jau probleminė oda ir mama palydėjo, jinai atsinešė savo krepšelį, ką ji naudoja ir aš peržiūrėjau jį, mes cigulio darysiu procedūrą ir aš taip tiesiog pažiūrėjus tai, ką jinai naudoja, tai buvo suaugusios moters krepšelis ir jos pakiukai buvo papilkėję, patamsėję. Ir sakau, kas tave labiausiai neramina apie tavo veido odą, kuomet tu žvelgi į veidrodį. Ir jinai sako, tai paakiai, sako, matot, kokie jie juodi. Ir kaip pasakyti tam žmogučiui, kad ne kofeininio paakių kremo reikia, kurį jį tuo metu turėjo, bet kad reikia elementaraus poilsio, tau pailsėti, išsimiegoti, taip, daugiau vandens gerti ir panašiai. Mažiau prie ekranų. Taip, tai va ir čia buvo mano pykčio paleidimas, sakau, viskas, dabar einu daryti edukacijas. Ir iš tikrųjų, Oksana labai daro karts nuo karto fainas edukacijas paaugliam, kad galima ir individualioji grupė ar didesnėse grupėse ir pasakoja, kaip reikia prižiūrėti, ne kaip susiformuoti savo tą kosmetikos krepšelį, tokia kaip kapsulė, ne kas yra tie, kaip pasakyti, ne kad privalomi tokie labiausiai reikalingi produktai odai, ir ko nereikia, kad neprisipirkti to, ko nereikia, nes turbūt gali turėti ir brangiausią savo kosmetikos krepšelį, o vis tiek oda netrodys švytinti. Kalbant apie tą kapsulę, ar tu galėtum įvardinti, kokie yra tie produktai, kurie galėtų būti įvardinti kaip ta, neprivaloma, bet reikalingiausia, tarkim, minimali priemonių tas krepšelis. Reikia atsižvelgti į amžių, apie kokią amžių tarpsnį mes kalbam. Jeigu tai yra paaugliai, tai dažniau atveju užtenka gero prausiklio ir kremuko drėkinančio. Jeigu nėra kažkokios didelės problemos, ar ne, tik suformuluoti įprotį rūpinti savo odą, tai to visiškai pakanka. Jeigu yra problemos, tai tada yra kiti ingredientai, kitos veikliosios medžiagos ir patys produktai. Bet ta pagrindinė tai yra prausiklis ir kremas drėkinantis, vasarą su SPF-u būtina. Dar pabrėšiu, tai yra būtina aknės turinčiam paaugliui, kadangi saulės šiluma labai stipriai veikia mūsų odą, aktyvina kraujotaką ir skatina uždegimą dar didesnį. Tai šiai dienai SPF kremukai, jie yra labai inovatyvūs ir jų yra aibė, kokių tik nori. Tai vieni iš jų tame tarpe yra, kurie vėsina ir duoda tokį raminantį poveikį odai. Tai probleminiai odai tai labai būtina yra. Na, o toliau žvelgiant, kuomet, sakyčiau, iki 30 metų, ar ne, tai yra prausiklis, tonikas, serumas ir kremas. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai. Na, aišku, toliau seka, tai čia tokia kasdieninė rutina, toliau seka šveitiklis ir kaukė. Tai vėl čia priklauso kokio amžiaus, kokio poreikio oda, kas joje vyksta, kokio rezultato norimasi, tikimasi ir panašiai. Tai tokie pagrindiniai. O jau kaip minėjai, pereinant į perimenopauzę, menopauzę vėlesniam amžiui, arba dar paliečiant ir vyrų temą, vyrai irgi šiai dienai ir turi kosmetikos, ką naudoja, ką reikia naudoti. Aš labai džiaugiuosi, kad pas mane yra labai daug vyrukų. Iš tikrųjų, aš taip džiaugiuosi, už kiekvieną atėjusiam, kiekvienam komplimentą pasakau, nes man tai yra be galo gražu ir nuostabu. Nes vyrai lygiai taip pat kaip ir moteris, jie yra neišimtis, jie nori būti gražus, jie nori būti jauni, jie nori švytėti. Tai tokie patys poreikiai, tik tiesiog kai kurie vyrai sugeba tai nukelti kažkada, tai ar ne, ir moteris gali taip pat pasielgti, bet
Bet iš tiesų jų daugėja, tai tikrai taip. Tai atsakant į klausimą, kaip kinta, ar ne, tai brandesniai veido odai tikrai du skirtingi serumai, vienas vakare, kitas ryte. Kremas nebūtinai, priklauso kokie sezonai, koks sezoniškumas yra, kokie odos poreikiai. Tai oda, jinai iš esmės su amžiumi, jinai šiek tiek plonėja. Taip, jinai plonėja, jinai labai daug atiduoda drėgmės į išorę iš savęs, taip pat kinta ir kapiliarų sienelės, taip pat melanocitų veikla, kas yra pigmentacija, nuo 30 metų pradeda ryškėti pigmentai moteriams ir tai galit kaltinti saulę, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra pamatas hormoninės mūsų veiklos pigmentacija. Saulė taip išorinis veiksnys, kuris veikia mūsų veido odą. Na, o vyrai, tai ką, jie irgi taip pat, didžiai dalim tai prausiklis, jie, žinot, tonikų būna įvairių rūšių, ar ne? Su vyrais yra taip, jie yra praktiški, jiem reikia, kad jiem lengvai teptųsi, lengvai kvepėtų, tai su jais yra, kad prausiklis dažniausiai tai būna gelinės tekstūros prausikliai arba putų, kur paspaudė ir ten lengvai nusivalai veidą. Su tonikais pas jos turi būti mistai, kad nebūtų vatukų ir nebūtų visokių tokių. Ir kremukai, irgi taip pat. Kremukai turi būti jiem lengvi, emulsijos, losionai, SPF kremas irgi taip pat tame tarpe turi būti toks lengvos tekstūros. Taip. Taip, tai va toksai, bet jie šaunuoliai, tikrai aš labai džiaugiuosi, nes su kiekvienais metais aš jų vis daugiau ir daugiau turiu. O ar jūs turite čia galimybę, tarkim, įvertinti giliau odą, pažinti, nepamatuoti jos drėgmę, kad, tarkim, gerai susidėliau, kad reikia tonikos, serumo, kremo, kokios sudėties, nes irgi yra auditorija, ką irgi girdėjau, ne ir su žmonėm kalbant, sako, o kosmetika, kuo skiriasi, labai brangi nuo pigesnės, arba itin natūrali, kuri galėtų būti ten aliejų, kažkokių tai įvairių žolelių, tik tais pagrindų, iki super inovatyvios su naujausiom technologijom ir negirdėtom, nematytom medžiagom. Kaip išsirinkti, netgi jau turint tą, tarkim, produkto kategoriją, kaip tame spektre susimažinti? Sunku, labai sunku. Nes mes kaip specialistai, tikrai, šiai dienai tai yra gamintojų, kurie įpareigoja, kad tu turi, skaitosi, dirbti su šituo gamintoju ir būti dalis jų įmonės. Man laisvė yra labai svarbu darbe, nemėgstu kažkokių tai įpareigojimų, tai ir grįžtų prie tos temos, kad specialistai, mes patys renkame su kuo dirbti, ir didžiai dalim patarimus, ką naudoti, tai mes pasikliaujam tą, ką naudojam, darbe. Tačiau su kiekviena patirtim, su kiekvienais metais patirčių, klientai juk jie ateina, jie dalinasi, ką jie naudoja ir kas jiem veikia, kas neveikia. Labai, jeigu taip atžvelgiant atidžiai, kuomet atneša man, tai aš ten pasižymiu pliusiukus, kur koks gamintojas yra. Turbūt pagal odą gali matyti, ateina žmogus, kuris labai gerą odą turi, tai irgi smalsu pasižiūrėti, arba kaip tik labai blogą, kur problema gali slypėti. Tai nustatyti tą odos būklę, tai mes taip, kosmetologai, tą mes mokinamės, tą mes turim puoselėti ir ugdyti. Šiai dienai yra daug inovatyvių aparatų, prietaisų, kas tai gali padaryti, bet jie irgi klysta. Tai jie dabar auga ir pasikliauja dirbtinį intelektą, tai kažkiek tai tikslesni jie vis yra, bet praeitų metų konferencijoje, kuomet buvau Jungtinėse karalystėse, tai beproto daug buvo gamintojų, tiekėjų, ir čia tas įžanga, kurią pati sakei, tai tikrai tą atspindi, nes investuoja nebe tik į produktus, bet investuoja ir į įrankius, aparatūrą ir taip. Tai žinot, mes tą aparatą diagnostikos, mes karts nuo karto pas save turim studijai. Ir kuomet aš pirmą kartą tą įkvėpimą gavau, kad aš irgi noriu pamėginti, pažiūrėti, tai aš pasidžiaugiau savim, nes tas 13 metų, vis tiek leidžia objektyviai ir praktiškai įvertinti odą. Tai tas pats aparatas buvo man patvirtinti žmogui, kad žiūrėk,
Taip, po mūsų odoje vyksta ten tas ir tas, kolageno sintezės irimas, ar ne, nebevyksta sintezė, drėgmės praradimas, odos plonėjimas, pigmentacija, kurios mes dar nematom, dėl ko mums reikia daryti vitamino C procedūras, rūgštinės procedūras, nes daug kas yra po mūsų oda, ko mes nematom. Tai, ką mes matom, tai čia jau yra rezultatas, o kaip tas rezultatas susiklosti, kokie žingsneliai buvo prieš tai va čia man buvo puikus įrankis ir yra puikus įrankis pagrįsti savo nuomonę ir patirtį prieš klientus. O atsirinkti yra be galo sunku. Tai taip, iš praktikos gali rekomenduoti, pavyzdžiui, Le Roche Posay SPF-inis purškaliukas vasarai pats tas labai geras ir tikrai rekomenduoju visi rasit nusipirkti vaistinėse, tačiau jeigu jūs jį paimsit tiesiog taip pūsit ir dar pavėjui, tai jūs jo negausit, tai reikia žinoti dar kaip naudoti. Tai, ir plus dar tai, kad reikia užsitepti SPF prieš tai ir visi SPF jie galioja 2 valandas, po 2 valandų jų veiksmingumas gradaciškai krenta žemyn. Tai ši priemonė nusipurkšti yra reikalinga ir naudinga po to, po 2 valandų naudojimo. Tai ir taip pat dar norėčiau grįžti prie to, kad drėgmė ar ne, ir kaip čia atsirinkti. Tai taip, mes visi iš seno žinom gerą hialurono rūgštį, ar ne, bet ta pati hialurono rūgštis, jinai neskatina drėgmės veikimo odoje, jis sulaiko drėgmę odoje. Tai tokiu atveju, kad perkat pasikliaujat hialuroną kaip ingredientą, galvodami, kad tai pabūstins tą drėgmės lygį, tai truputėlis iliuzijos yra, jisai sulaikys drėgmę odoje, bet jis neskatins pačio veikimo, drėgmės kėlimo. Tokiu atveju mums reikia kito drėkiklio, kas būtų peptidai. Tai peptidų yra įvairių rūšių, vėlgi reikia žinoti, kokią atsirinkti. Taip, nes yra peptidų, kurie lengvai paralyžiuoja mūsų raumenukus, kad mažiau būtų matomas mimikos raukšlės ir panašiai. Tai dabar yra didžiausias trendas egzosomas, irgi taip pat. Tai kiek dabar galvoju, aš jau kokius 3 metus, kaip girdžiu apie jas ir konferencijoje Anglijoje vienas iš mano tikslų buvo važiuoti ten ir pasigilinti, kokios technologijos yra sudedamos. Tai žinokit, esu be žodžių, ant kiek yra pažengusi kosmetologija, aš net negaliu, mano smegenys net nesuvokia, kas vyksta medicinoje, kai jau kosmetologijai kūriamos tokios formulės ir sudedama į produktą. Tai gal jau greitai vaikščiosim visi be raukšlių? Nemanau. Čia kaip greitai požiūris mūsų keisis, ar ne? O grįžtant apie kainą ir kodėl, ar ne, taip sunku išsirinkti, nes nuo to ir priklauso, kas yra sudėta į tą kremą. Ir tas kremas gali kainuoti, nežinau, nuo 15 eurų ar ne iki 150, kur kamieninis ląstelės naudojamas, egzosomas, dedami peptidai ir visi kiti. Tai kaina yra šiek tiek vis tiek įtakojanti kokybę, ne? Tų pridėtų tų technologijų ir super ingredientų, ne, kurie galėtų dar pagerinti, galbūt pagilinti, įsiskverbimą. Vis tiek atsiveria šiek tiek. Taip. Tas pats hialuronas, žiūrėkit, jis yra 3 skirtingų molekulinių masių. Ir visos 3 skirtingos molekulinės masės užlaiko drėgmę odoje visai skirtingose sluoksnėse. Didelės masės hialuronas, jis drėkina tik paviršių, vidutinės eina gilyn, o trečiosios smulkiosios molekulinės masės eina gilyn, dar giliau į odą ir ten tą drėgmę inkapsuliuoja. Tai irgi kremuose irgi ten vienur bus tik didelės molekulinės masės, ar ne, tam, kad išgauta mažą molekulinę masę, vėl reikia kitų technologijų. Tai gamintojai, jie labai investuoja į tai. Ir tai tikrai daro įtaką pačiai kainai produkto. Lygiai taip pat kaip ir pats gamintojas daro įtaką kainai. Čia nėra ko slėpti, kai kuriegi užsideda. Ir patentuoja, ir tas kainuoja išlaikyti. Taip. Kiti gamintojai net neatskleidžia, kas yra įdėta į kremą tam, kad nenukopijuotų kitos kosmetikos įmonės ir nepaimtų tos formulės ir nesukurtų analogo už pigiau. Taip, žinokit, netgi yra deda ekstraktus, jos patentuoja, perkasi patentus ir taip išlaiko savo paslaptį. O tarkim, nežinau, dabar irgi toksai trendas yra tos korejietiškos kosmetikos. Ar jie kaip gamintojai turi apskritai kažkokias tai technologijas, ar jie kaip šalis labai jau nubėgia į priekį, kuriant tą kosmetiką, ar kitose šalyse, ar Amerikoje, ar Prancūzijoje, ar Izraelė kažkur tai irgi yra kuriama lygiai tokia pati pažangi kosmetika. Kas yra galbūt ta šalis, kaip bandyti susisiaurinti, kur būtų jau, jeigu pirksiu korejietišką, tai vis tiek bus jau gal kokia mažesnė rizika nusipirkti mažiau kokybišką ir jinai bus geresnė.
pagalvokit taip, kad tarkim, ar ne, tame pačiame Eurokoste yra pirkti korėjietišką lakštinę kaukę, kuri kainuoja 2 eurus. Pas profesionalą tokias kaukės kaina gali būti, tarkim, nuo 7 iki 25 eurų. Lakštinės kaukės. Taip, lakštinės kaukės. Ir ta pati šalis, ar ne, bet kainų skirtumai yra dideli, ar ne. Tai kad Pietų Korėja yra, mano nuomonė, viena iš pažangiausių ir Amerika, tikrai taip. Ir kad jų noras išlikti jauniem, glotniem, šviesiem, skaistiem yra pats didžiausias, nes jie labai stipriai investuoja į SPF-inius kremus ir jų įvairias technologijas ir apsaugą odai, tai tikrai. Ir jie yra labai stiprus tuom, kad jų kryptis yra skaistinantis, šviesinantis ingredientai, bet tuo pačiu yra minima. Jie labai stipriai saugo odos barjerą, kas mums iš tiesų yra labai svarbu, mūsų odai labai svarbu yra. Tai jie tikrai turi tokį labai aiškiai kryptį, ties kurie jie keliauja. Tai tas tikrai atsispindi ir jų produktuose. Bet tai pagalvokit, ką įdeda į kaukę atvežti iš Pietų Korėjos ir parduoti už 2 eurus Lietuvoje. Ta prasme, kokia jos sudėtis. Tai yra, net nežinau. Taip, yra ir kitas gamintojas, kuris labai populiarus yra paauglių rate, ir ten yra imami vienas komponentas, ten pavyzdžiui azuliono rūgštis, ar ne, ar ten salicilio rūgštis probleminiai veido odai, ir jie perkasi. Tai viskas gerai, tai yra vienas komponentas, bet tam, kad produktas veiktų ir atsiskleistų pilnai odoje, reikia sinergetikos. Sinergijos reikia, atsiprašau, kad būtų pilnai veikiantis pats produktas, jam reikia dar kažko šalia. Pavyzdžiui, vitaminas C mes kaip moteris mėgstam naudoti skaistinantį kaip ingredientą, ne? Ir tam, kad jisai pilnai atsiskleistų, mums reikia, kad sudėty būtų vitaminas E, ir kaip, atsiprašau, vitaminas K, ir kaip tą atrasti, ar ne? Tai va, tai ferulos rūgštis reikalinga, tam, kad ne visi jie deda. Arba turi tada atskirai pirkti. Tai daug tokių niuansų yra, kuriuos reikia išmanyti ir atsirinkti tikrai sudėtingai. O ar padėtų, tarkim, vartotojai šiai dienai dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, pagalba prieš perkant kremą, nufotografuoti jo sudėtį ir paprašyti jo pakomentuoti? Dirbtinis intelektas galbūt ir galėtų atsakyti, kad šita sudėtis yra kaip ir gera ar stipri, tarkim, įsivesti savo poreikį, kokią aš tą odą turiu, kokią aš efektą noriu, ar man šitas produktas būtų tinkamas, ar visgi, jeigu yra bent menkiausia galimybė, vis dėlto reikėtų apsilankyti pas kosmetologą. Pasikliauti dirbtinio intelekto yra vienas iš įrankių mūsų nuolatiniam gyvenime šiuo metu, ar ne? Turbūt nėra žmogaus, kuris tos paslaugos ar ne, tą paslaugą nesinaudotų. Mano patirtis byloja, kad jis nusikalba ir haliucinuoja tam tikrais momentais, aišku, jisai juk bendrauja pagal tai, kaip mes bendraujam su juo, ar ne, ir jisai atliepia tą taktiką, kaip ir mes bendraujam. Taip. Tai va, tai jisai gali būti kaip įrankis, tačiau ar jisai parinks būtent tą produktą jum, tai, sakyčiau, kokį 30-40% jisai gali pataikyti, bet iš esmės jis nežino jūsų odos. Jis nežino, kokia jūsų būklė yra. Galų galia ir pats nelabai jam įvardinsi, kokia tai mano būklė ir kokia diagnozė yra. Ir kitas dalykas, kad mūsų oda, jinai skirtingose plotuose yra skirtingo storio, skirtingai funkcionuoja. Ir nėra taip, kad jeigu sausa oda, tai vientisai sausa per visą veidą. Tikrai ne, juk kakta jinai gali būti vienokia, skruostukai čia gali būti kitokie ir panašiai. Tai va čia veido odos analizatoriai, jie dideli aparatai, kur ten įdedi viduką, jie padeda tą sureguliuoti, bet pačių ingredientų, jų procentų ir panašiai, pasmalsauti taip, smagu sužinoti, kas ten kaip ten yra, bet ar jisai, šitas tai tikrai ne, nes reikia įsivertinti visumą. Tai iš tikrųjų galbūt netgi ir būdas būtų ir sutaupyti ir padėti savo labiau, prieš perkant kosmetiką, nebūtinai galbūt iš salono, bet bent jau pasikonsultuoti arba su dermatologu, arba su kosmetologu, kuris galėtų įvertinti, kokia yra mano ta oda šiandien, ir kokiais dar etapais reikėtų iš naujo įsivertinti, kas kažkiek tai laiko. Ar tai yra sezoniškumas, ko reikia odai labai žvarbę šaltą žiemą, ir ko reikia karštą vasarą. Kas kiek laiko reikėtų, tarkim, kaip yra rekomendacija kartą per metus apsilankyti pas dantistą, kaip yra su
kosmetologų. Taip. Pusę klausimo atsakėjai. Taip, reikia atsižvelgti į sezoniškumą, bet kitas dalykas yra reikia atsižvelgti tai, kas kinta gyvenime, kokie pokyčiai, ir nekeitėsi darbas, darbo aplinka, galbūt pradėjo dirbti iš lauko į visiškai uždarą aplinką, kur veikia kondicionieriai ir daug sauso oro. Tai tas irgi įtakoja. Bet... Kažkas jau pasikeičia ir su pačia oda. Taip, tikrai taip, tada vargšė labai sausėja ir jautrėja ir pykti pradeda, ir kaip tą pykti ir nesuprasti ir priimti, taip jau naudojau, viskas gerai buvo, dabar nebetinka. Tai oda labai protingas yra organas, jisai turi atmintį, taip kad su ja reikia tikrai švelniai, taktiškai, kai sakau, reikia eiti su oda, o ne prieš ją. Tai ir tą kelią atrasti, kaip eiti su oda, reikia pagalbos. Ir ta kosmetologinė konsultacija, kai sakau, galbūt nėra galimybės apsilankyti pas kosmetologą, ar ne, visko būna gyvenime. Tai tada ateikit bent jau į metus kartą, susižiūrėkit, nes kūpas kosmetologas jums tikrai patars, kaip prižiūrėti odą vienu metų laiku ir kitų metų laiku. Ir kokius ingredientus pasikliauti, kokias konsistencijas ar ne pasirinkti. Galbūt netgi, paminėsiu, kaip prancūzus gamintojai, ar ne, jie irgi mūsų klimato zonai yra labai palankus ir labai naudingi ir mes juos galim labiau jais pasitikėti. Tai tų krypčių, kaip prižiūrėti save, tai tikrai į metus kartą, aš manau, kad 30 eurų galima sau leisti ir įsivertinti, ir išgirsti profesionalo patarimą, kaip puoselėti ir prižiūrėti, nei eksperimentuoti, ten nusipirkat porą kremų, jau žiūrėkit, 50 eurų nebeliko, o vis tiek netinka. Tai toksai trumpesnis kelias link savęs. O ar Lietuva turi kokių kokybiškų gamintojų? Labai tobulėja, labai tobulėja, tikrai yra keli gamintojai, kur mane žavi jų žingeidumas, ar ne, ir kaip jie kuria, kaip jie investuoja, tai tikrai yra, bet jiem dar reikia truputėlį pasistengti technologijos atžvilgių. Jo, bet jie tikrai šaunuoliai, aš atsimenu, kuomet tik pradėjau darbuotis ir rinkti tą informaciją, tai mes nieko gero neturėjom, o dabar yra gamintojai, kurie tikrai stengiasi ir šaunu, tikrai šaunu. O ką pastebi, šiaip kokias žmonės dažniausiai klaidas daro savo odai? Jau apkalbėjom kaip ir vieną tokią klaidą, kad renkasi ne pagal amžių, ne tokią kosmetiką, kokiais dar būdais žmonės kenkia savo odai. Per daug priemonių naudojimas. Kuo moteris darosi brandesnė, tas amžėjimas, kuomet atrodo, kad dar daugiau reikia kažko dėti. Taip, žinokit, iš tikrųjų, iš praktikos galiu pasakyti, kad yra taip, kad daug maž nesirūpinsiu iki 30, o po 30 tai viską. Tai klaida tai, kad odai duodama per daug veiklių ingredientų, skirtingų ingredientų, ne to paties produkto per daug, bet ar net, gali būti retinolis, pavyzdžiui, ar vitaminas C per daug, jisai tikrai gali iššaukti reakciją, bet turiu minty miksavimas per didelis, tai tikrai viena klaida tikrai pas moteris, kurios nori pasivyti ir turėti tokią pilnavertę odą. Kitas dalykas, tinginiukai, kurie nenori ir užmiršta, tai jie nešveičia veido odos. Šveitimas yra būtinas mūsų veido odai ir tai yra labai naudinga vieną kartą į savaitę pasišveisti švelniu. Nuimti tą negyvą tą sluoksnį, tos atgyvenusios odos. Taip, ir žinot, kodėl, nesvarbu, kokį tu brangumo kremą turėsi, jeigu tu tepsi ant raginio odos sluoksnio, tai tu jį ir maitinsi. Tas produktas, taip gerai, jeigu turėtų nanotechnologiją, ar ne, arba tu pačiu egzosomų, kurios eina gilyn į odą. Tai tada dar kažkiek nukeliaus, bet šiaip realiai tai tik paviršių. Maitini, drėkini, puoselėjai ir tas kremas neveikia. Kosmetika ir jos neįsisavinė. Tai čia klaidelė. Galbūt iš tų moterų, kurios jau naudoja produktus, ką pastebiu, kuomet bendrauju su klientais, tai yra tai, kad per greitai nuplauna. Per greitai nuplauna tas pats prausiklis. Jam reikia laiko suveikti. Ir dar sakysiu, kad kartais nuvertina prausiklį kaip toks, čia nieko. Tai geri prausikliai jų tikrai yra ir jie labai puikiai veikia odą, tai duokit jam laiko suveikti ant odos. 2-3 minutės skirkit laiko nusiplauti. Ir net mūsų veidas ne čia baigėsi. Iki čia. Jisai iki čia moterim. Tai ir netgi ausytės, už ausyčių. Aš kai mokinausi, tai mane net mokino, kad ausis yra mūsų veido dalis. Ir kuomet aš darau veido valymą ir matau, kad ten viduje yra, tai žinokit, aš atsiklausiu
paklausti, ar aš galiu įveikti, jausti. Nu, nes probleminės riebesnės veido odos turėtojai, jie tikrai susiduria su sebumo pertekliu ne tik ant odos, bet ir ant krūtinės, ir ant tos nugaros gali būti ir tame tarpe ausyse. Tai kas dar galėtų būti iš klaidų, tuoj pagalvosiu. Aha. Gal net ir tie elementarūs dalykai kaip vandens, nepakankamas gėrimas, jau nebekalbu turbūt apie žalingus įpročius, ir čia skaudi tema klientam, jie to girdėti nenori, jie nori vieno gero kremo ir vieno gero vizito į mėnesį. Pas gydytoją duokite stebuklingą tabletę nuo visko. Tai žinokit, neradau, aš jos neradau, per 13 metų tikrai neužčiupiau, turiu viltį į egzosomas, bet nežinau, kiek turėjau praeiti metų, kad jinai taptų tokia tikrai stebuklinga. Tai tikrai taip, tai yra, reikia žiūrėti ne vien tik tai, ką mes tepam, kaip mes darom, ar ne, tai yra išorė. Labai svarbu yra pasirūpinti savo vidumi. Ir tai nėra vien tik tai apie, aišku, didžiąją dalim tai yra maistas, mityba, bet kitas dalykas yra mūsų emocinė sveikata ir mūsų miego režimas. Labai svarbus yra. Emocijos ir miegas yra neatsiejama dalis. Nepamiegosit, neišmiegosit, būsit pikti, jūsų oda labai protinga, jinai jaus tą pyktį, jūs kaisit, rausit, jo, šilumėlė muš ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir su maistu, suvalgysit daugiau nesveiko maisto, greito maisto, mažiau daržovių, mažiau vandens, dehidratuos, jausit sausumą, tempimą. Medžiagų iš vidaus. Taip. Tai mūsų visas grožis prasideda pilve. Tai reikia pradėti rūpinti savo žarnynu, savo žarnyno veikla, gerosiamis bakterijomis, probiotikais. Kas turbūt ir jaunimui yra labai svarbu, nes su šiandieną besikeičiančia tą mitybą, kurioje daugiau ir perdirbtų produktų, ir cukraus, ir mažiau vandens, tai labai matosi turbūt ir ant odos. Taip. Užtenka nueiti dienos metu per pietų pertrauką į kokį nors kepyklėlę ar parduotuvę ir pamatysit, kuo gyvena jaunimas. Ir kuomet ateina į vizitui, tai sako, jo, nevalgiau, mama stovi ir žiūri. Tai va, bet paskui, tas prieimas prie žmogaus, ne prie kliento, pamotyvavimas, pakalbėjimas garsiai, kodėl man reikia dabar nevalgyti tų saldumynų, gali būti įtaka, gera įtaka. Ir netgi edukacijų metu aš apie tai kalbu, mergaitėm nuo 9 metų pradedu tai kalbėti ir šiandieną gavau tokią fainą žinutę, nes edukacija paskutinė buvo praeitą šeštadienį. Ir aš kalbu apie tai, kad cukrus nėra gerai, ar ne, ir miltai, ir pieno produktai įtakoja mūsų odą, mūsų mintis netgi, ta prasme, kaip mes blaiviai mąstom, tai irgi labai maistas didelį įtaką daro. Ir šiandien atsiuntė mama, aš visada prašau grįžtamą ryšio, ką merginos pasiėmė ir panašiai. Tai praeitą savaitę maišinau mergaitės sveikų kokteilių ir atsiunčia mama, kaip mergaitė kokteilį plaka. Tai jas galvoju, įtaką padariau. Tai bent jau mažyčiai tvistai, tą, ką aš galiu pagelbėti, padėti, tai labai svarbu. Tai ir yra apie šitą darbą, koks platus jisai yra. Jis nėra vien tik tai apie kremą, jis yra apie... Jo, tai mes jeigu taip vieną eilutę kremą palėtėm, tu kaip specialistė, kaip išranguotum galbūt netgi pagal svarbą ir įtaką, kas daugiausiai įtakoja tą odą, jeigu galbūt kosmetika nėra pirmoji vietoje, nes nesvarbu turbūt, jeigu nieko nekeisiu gyvenimo būdą, ir mityboje, tai tu ten tepkis kremą kokį nori, jis nepadės. Tai pagal svarbumą, tarkim, ten ir iš mityba, ar genetika, ar aplinkos poveikis, miego režimas, kas labiausiai įtakoja, kas reikšmingiausiai duoda tą efektą ir tai, kaip švytinčiai atrodo oda. Labai geras klausimas. Aš galvočiau taip, jog visų pirma būsiu nuobodi ir nefaina ir tai yra miegas. Aš manau, kad miegas yra labai svarbus, tame tarpe man pačiai yra labai svarbu. Ne tik valandų kiekis, bet ir higiena pačio miego, oras, pagalvės užvalkalas, visa. Taip. Ir aišku, miegas, tada sakyčiau, mūsų emocinė būsena. Tai labai svarbu, nes psichosomatiškai mūsų oda reaguoja, mes vis tiek nenorim, turim tą įtaką, kuri eina iš mūsų pasąmonės. Tada, sakyčiau, mityba. Kas ir vyna, ir vandenį, ir maisto papildai, ar nesakyčiau, prie to paties pridėčiau. Ir aš pabūsiu labai nepopuliariai ir pasakysiu, kad kremukai yra pati paskutinė vieta, kuri realiai gali daryti įtaką ir daro. Bet reikia suprasti,
kad Yra veikia pagalba. veikia visuma. Jeigu jūs valgysit maistą, bet ateisit čia, aš pagelbėsiu, bet jūs ten savo pats namų darbų nedarysit, nedirbsit, tai nebus ir rezultato. O maisto papildai? Maisto papildai, jie yra reikalingi, bet jas reikia labai atsakingai atsirinkti ir blaiviai mąstyti, žiūrėti, ką mes geriam, kokį gamintojį renkamės. Ir tai, kas yra išrikiuota lentynose, ne visko mums reikia tikrai. Ja, nes net ir vaistinėje ne visur naisiu, plaukam, odai, nagam, čia viskam, viską pataisys. Tai čia turbūt irgi nereikėtų ieškoti auksinės piliulės, ir vis tiek jau mes pradedam nuo Stenkimės gauti tai fundamentalių dalykų. Taip. Ir be abejonės nereikia, ta prasme, va čia dabar viską pirksiu tai, kas reikalinga odai. Jūs supraskite tai, kad gerdamas kolageną irgi taip pat jūs padedat ne tik odai. Ir tas rezultatas, kol jūs pasieksit odos paviršių, kiek dar reikės nueiti į sąnarius, į audinius, į fascijas ir panašiai, plaukus, tai tikrai ne. Bet kad reikia, tai tikrai taip. Ir tas pats vitaminas B, ar ne, kuris veikia raminančiai nervinę sistemą, ar ne, tai magnis, taip, raumenis, panašiai, tai irgi įtakoja. Tik tiek, kad sakau, nereikia gerti daug ir saujamės, reikia žinoti, ko man šiuo metu reikia ir nereikia improvizuoti, galbūt vitaminą D gerit be reikalo, bet pas jūs yra pakankamai. Reikia pasikonsultuoti. Lietuvoje turbūt pasreta tas pakankamai D vitamino, greičiausiai 90% bus taip, kad trūksta. Bet jeigu dėl odos, tai kas galėtų būti iš tų maisto papildų, vitaminų, kas yra reikalinga, turbūt ir omega, ir cinkas, selenas, vitaminas D kaip ir pagrindas. Tai aš išskirčiau taip, kaip vitaminą D, omega, cinką ir seleną. Tai yra elementai, kurie veikia, kaip ir sakiau, ne tik plauką, bet veikia mūsų organizmą. Dabar nebepamenu, kurioje šalyje tai buvo, šitą informaciją girdėjau prieš kokius gal 5 metus. Tai yra faktas, kad selenas yra nepasisavinamas, mes jo negaunam iš maisto, mums reikia jį išgerti patiems. Ir dabar tikrai, sakau, nebepamenu, kurioje šalyje jį deda į dirvą, tam, kad prisisotintų per daržoves. Taip. Tai va, taip, tokie gražus pavyzdžiai, jie yra įmanomi. Bet mes to negaunam, tai mums reikia išgerti. Ir lygiai taip pat, netestinai, ne kiaurai metus, reikia susižiūrėti, ko, kada man reikia. Ypač moteris, kurios turi su skydliaukės problemų, selenas yra labai reikalingas. O kas iš kosmetikos, tarkim, arba netgi procedūrų yra šiai dienai labiausiai nuvertintos, galbūt mažiausiai įvertintas? Masažas ir čia priskirčiau prie klaidų, ar ne, ko specialistai nebedaro, nes taip, klientai yra labai pasikeitę, tokie, kokie jie buvo prieš, tarkim, gerą 5 metį ir dabar yra labai labai pasikeitę ir jų poreikiai yra pasikeitę, jie nori greitai čia ir dabar, dauguma jų, tikrai ne visi, bet dauguma. Tai ką aš pati pastebiu ir ko labai gaila iš tikrųjų, tai yra masažas, elementarus masažas veido ir tai net neprivalo būti atskira procedūra, tai gali būti procedūroje, ar ne? Vietoj to, kad palikti kaukę ir išeiti, tai gal mes galim tą kaukę įmasažuoti, žinai, ir taip kurti tą pridėtinę vertę odai, nes masažas ką daro, jis ne tik atiduoda kaukę savo veikliuosius ingredientus, bet mes dar aktyvinam ir kraujotaką, ir riebalinį sluoksnį odos, ir poodinį, tą visą sluoksnį, sluoksnį vadinamą, kraujotaka, mikrocirkuliacija odoje, tai maistinės medžiagos, 10 minučių paprasto masažo įmasažuojant kaukę ir veidas bus tikrai skaistesnis. Tai netgi ir vakare, netepant savo kremą, šiek tiek būtų galima įvesti, gal net ir YouTube'ai galima rasti kažkur tai tų judesių. Taip, labai tokių. Ir nereikia būti labai jau išsimokslinusiam tą daryti. Tiesiog atsistojat ir kopijuojat, kas vyksta. Ir tai yra, ir namuose galima daryti, ir kabinete tai yra privaloma. Tai va čia toksai momentas, kur tikrai galvoju. Ir kitas dalykas, kadangi dabar tenka vesti ir mokymus kosmetologiam ir edukuoti jas, tai pastebiu tai, kad jos patiria spaudimą iš klientų, bet to rezultato čia ir dabar, ar ne? Va šiandien atėjau, aš noriu 10 metų jaunesnis. Taip. Bet yra
nesusikalbėjimo tame, kad tam, kad tu galėtum padaryti, nu, tarkim, tokią rimtesnę procedūrą, tu turi nueiti iki jos. Tai nėra taip, kad tu atėjai ir aš čia dabar tau darysiu mezoterapiją. Tai jeigu tu ateini dehidratuotas, ateini nevalytų veidų, prikimštomis poromis, aš padarau mezoterapiją ir būtų katastrofa. Dabar taip kalbant, galvoju, net neįsivaizduoju savęs to darančią, bet yra specialisčių, kurios prašoka tam tikrus etapus veido odos puoselėjimo vardan to gero rezultato. Tai tas rezultatas su mezoterapija jisai bus, bet jisai bus labai trumpas ir labai sunkiai beapčiuopiamas ilgesniai perspektyvai. Tai va, tas neskubėjimas, tas iškomunikavimas, kad žiūrėkit, mums pirmiausia reikia pavalyti, padrėkinti, tada visi kokteiliai odoje, jie išsilaikys ilgiau, ar ne, jie bus veiksmingesni ir panašiai, oda regeneruosis visai kitaip. O dar ir vasara, ne, žmonės ateina ir iš pliažo pasideginę, ne, ir nori, ir irgi turbūt ne visą laiką galima padaryti. Visko, vieno atėjimo, aš noriu būti ir skaisti, ir pridrėkinta, ir -5 metai, prašau. Tai, taip, stengiamės atsižvelgti, būtina išgirsti klientą, būtina įsiklausyti jo poreikius, bet reikia ir iškomunikuoti, ką aš galiu padaryti šiandien jūsų atėjimo metu ir koks maksimalus rezultatas gali būti. Mes negalim apdirbti visų kampų, bet atsižvelgti, išgirsti ir atliepti klientą yra būtina. O jeigu iš kitos pusės, kas yra iš tų kosmetikos galbūt priemonių arba procedūrų, kurios yra pervertintos, ne, galbūt labiausiai išreklamuotos, ne, ir stumiamos, ne, ir siūlomos yra, bet iš tikrųjų tai efekto iš jų didelio nėra. Man pati pirmoji mintis, kuri šovė, tai ateina iš prieš tai buvusio seminaro, kurį vedžiau, ir ten buvo kalba apie antioksidantus. Antioksidantai mūsų odoms yra reikalingi labai labai stipriai. Ir iš vidaus, ir iš išorės. Yra vitaminas C, Lietuvoje žinomas ir pasaulis, sakyčiau, rinkoje kaip vienas iš stipresnių antioksidantų, kuris suteikia iš karto matomą skaistumą, gyvybingumą veido odos, jisai pakelia ir odos drėgmės lygį, pastiprina kapiliarų sieneles, vėl čia bendrai žvelgiant. Kiekvienas vitamino rūgštis, jo formulė veikia skirtingai, bet čia bendros gairės. Tai ir ką aš pastebėjau, tai ir vedžiau seminarą kosmetologam ir sakau, o kas žino staksantiną? Niekas nežino staksantiną. Tai yra stiprus antioksidantas ir jis netgi yra 6000 kartų stipresnis nei vitaminas C. Tai ir jisai irgi randamas yra kosmetikoje, taip, ir jį galime į vidų gerti irgi taip pat. Jisai šalina laisvasius radikalus labai stipriai prieš odos senėjimą veikiantis. Tai toksai užmirštas, galbūt dar netgi pilnai neatrastas yra, bet tai ateina iš Pietų Korėjos. Ir toj kosmetikoje, su kuria jūs dirbate, irgi tų ingredientų yra. Siklauskite, kas norite super ingredientų. Taip, tikrai taip. Dabar dar klausimas yra irgi, kada klausiau žiūrovų, kas norėtų užduoti klausimus, sako, okei, tai minėjai pavyzdį apie 10 metų mergaitę, kada yra tas amžius, kada nėra kažkokių labai problemų, nuo kokio amžiaus vaikam jau būtų galima kažkokią tai kosmetiką pradėti naudoti, tarkim, specialų prausiklį turėti, galbūt, arba padrėkinti, kada jau ta oda pradeda norėti kažkokios papildomos pagalbos, nes mes kalbėjom, kad kosmetika tai yra tik tais pagalbinė priemonė yra. Tai nuo kada galima būtų pradėti, nes ir močiutės mėgsta, arba dovanų vaikam ir kosmetiką dekoratyvinę perka, kada yra tas ne per anksti. Taip, mintė. Ne per anksti, tai labai geras klausimas tame, kad jisai gali būti nepatogus. Atsakymas, ką aš pastebiu, yra tai, kad mamos susiduria su aplinkos įtaka, kuomet draugės, klasiokės naudoja ir aš noriu naudoti, o kodėl aš negaliu naudoti. Ir kitas dalykas, man būnant mamai 10 metų dukros, negaliu nepastebėti tai, kad labai yra svarbu atsižvelgti tai, kokiame brandos ir žingeidumo etape yra pati asmenybė, pats vaikas. Nes, pavyzdžiui, mano 10 metų mergaitė, tai dar nėra poreikio teptis prausiklio, ar ne? Išoriškai nesimato ir pati nenori, taip. Ar jau pati ir norėtų? Ne, kažkaip tiesiog dar tai nėra aktualu, ar ne? Bet tame tarpe edukacijos, kuomet vedu, pati populiariausia edukacija yra 9-12 metų.
Ir 9 metų mergaitės, tai vat mamos ir kreipiasi, kurios, nu, atrodo, labai jaunas amžius, 9 metai, ar ne? Bet jos kreipiasi, nes jų mergaitės jau pradeda norėti. Ir atranda socialinę mediją. Taip, atranda socialinę mediją, atranda draugės patarimus ir naudojamas priemonės. Tai tas amžius toksai, bent jau išgirsti, duoti susipažinti, ar ne, bet tai nereiškia, kad reikia turėti, bet tiesiog tą bendrą suvokimą, tai sakyčiau, taip žvelgiant, labai jaunas yra 9 metų. Bet smalsumas vaikų yra toks didelis, tai kad jį tiesiog reikia patenkinti, duoti tą tokį aiškumą jau tokio amžiaus taip, bet gali būti tame tarpe, pavyzdžiui, 11 metų mergaitė, aš esu turėjusi, kur turi labai didelę kuperozę, netgi jau, o kuperozė yra tokia brandesnės veido odos liga, kuomet kapiliariukai trukinėja ir rausta oda labai stipriai. Ir vat ką daryti tokiu atveju, tai jau toks 11 metų vienas iš, tokių darbinių istorijų, kur aš tikrai buvau šokiruota pati, tai vat labai skirtingai. Bet šiaip aš, sakyčiau, 9-12 tame tarpe atsižvelgiant į kokio brandumo ir žingeidumo pats vaikas yra. Ir šiaip pačios lygos turbūt, ne, šiai dienai labai skiriasi, ne, ir keičiasi nuo to, kas buvo, tarkim, kokį 20 ar 10 metų atgal, ar jos jaunėja, ar jos turi tam tikrą dėsningumą, ne, tarkim, susijusi su netinkamu gyvenimo būdu arba, nežinau, mityba. Kad valgom daugiau cukraus ir greičiau senstam, tai tikrai. Tai vienas. Tai tas matosi iš karto. Tas matosi iš karto. Tas, kas rūko, dabar yra protingų, švarių rūkalių, kurie naudoja tas kitas rūkymo priemonės, ar ne? Bet atsukus laiką atgal, kuomet aš tik pradėjau darbuotis, tai buvo labai akivaizdu, ateina klientai ir aš žinau, kad jinai rūko, man net nereikia klausti. Nes oda yra papilkėjusi, negyva. Neturi udegonijos, negauna pakankamai. Taip. Tai pasakyčiau galbūt, kad jaunėja, tai taip, bet tai labai yra susijęs su vidumi, ar ne, su viduje vykstančiais procesais. Bet ką pastebėjau, kad ko seniau nebūdavo tiek daug, o atsiranda, tai yra saulės reakcijų. Oda reaguoja į saulę labai stipriai. Aš pati galvočiau, jog tai yra susijęs su ozono sluoksnio plonėjimu ir tuo pačiu saulės spinduliai, jie eina ženkliai giliau į mūsų, į žemę ir tame tarpe į mūsų odą. Tai aš taip susiečiau tokį momentą. O daugiau kažkaip nežinau, nepastebėjau. Rožinės ten visas. Rožinės paplito po karantino, kuomet labai daug dirbo žmonės prie kompiuterių ir išnyko riba tarp poilsio ir darbo, kuomet buvo galima dirbti iš namų. Tai daryti atsisėdam naktį, nueinam nuo kompiuterio, mėlynosios šviesos, ta pati spinduliuotė, labai labai jautrino odas, bet tai yra santykiai irgi su nervinė sistema. Mes nervuojamės, mūsų oda nervuojasi, jinai šyla, jinai rausta, kaista ir daug jautrumo, daug barjerų iš ardymo vyksta. O čia dar daugiau toksai, kaip pasakyti, vertybinis klausimas, ne? Vat, sako, reikia tą odą nuo odos taisyti, ne? Yra didžiulis spaudimas kurtas to jaunystės, ne? To tokio pušinimo, stumimo, ne? Kad nuolatos turi kažkokio tai kovoj būti. Šiaip sėdėm kaip studija, ne? Grožio ir poilsio ir pačios tavo yra nuomonė, kiek turėtumėm mes natūraliai leisti savo amžėti, ne? Ir iki kokio lygio reikia dar vis kovoti, ne? Ir vis padėti tai savo odai, kiek ta gravitacija jau yra nebeįveikiama, ne? Ir jeigu jau ir miegu gerai, ne? Ir sportuoju, ir maitinuosi, ne? Ir kažkiek tai kosmetikos deduosi, kur jau yra ta riba, kur reikia suprasti, kad tam tikrų procesų jau nebepavyks išgelbėti natūraliai. Aš atsakysiu taip, jog visų pirma, aš daug skaitau, man patinka skaityti ir skaitau saviugdos knygas ir profesinės knygas, tai ne vienoje knygoje yra pabrėžiama ir pasakoma, jog savęs tobulinimas ir keitimas, ar ne, yra susijęs su savivertė. Taip. Ir taip, kaip mes priemam save, taip mes atspindim į išorę. Tai kada reikia pradėti tobulinti ir kažkaip save keisti išoriškai, tai manau, kiekvienas sau turi atsakyti, kokiam etape yra. Taip,
žvelgiant teoriškai, tai mūsų oda jinai nuo 30 metų jau pradeda atiduoti į tai. Apžėti, nesenti. Taip. Tai jeigu tokio amžiaus pradėti daryti, yra moterų, yra merginų, kurios tai daro. Nu, čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas absoliučiai yra. Bet aš pati sakyčiau, kad tai yra savęs priėmimas ir kaip tu save priėmi. Ar tu nori atrodyti kitaip, nes kuomet tu jau žengi tą etapą, kelio atgal jau beveik nebelieka. Kur aš jau ne tik padedu savo odai, ne, ir ją tiesiog pamaitinu, ir kur aš jau bandau sukti tą laikrodį kažkaip tai atgal. Yra vienas sraigtas, kuris pakiša koją. Kuomet pasidaromas injekcijos, ar ne, aš teisingai, čia tame. Tai yra taip, kad pastebiu, jog pirmieji kartai, jie tikrai labai gražus būna. Ir tikrai moteris jaučiasi visai kitaip ir atrodo kitaip ir jaučiasi. Bet tas tobulumo taškelis, ar ne, kuris buvo ten pirmieji 3, jau antrieji 2, jie jau nebebus tokie. Jie jau bus kitokie, o tu vis dar norėsi to 3 žingsniai atgal. O tame tarpe, kad užpildai injekcijas, jie užima ertmę mūsų odoje ir jų reikia daugiau. Jų tūris didėja. Ar atkreipėt, kaip tos pačios lūpos, ar ne, moteris pasiputlina ir pirmoje pradžioje gerai, jau paskui ta riba lygu ir išnyksta. Tas tobulumo siekimas, kuris buvo 3 žingsniai atgal, jisai eina tolyn. Tai tolstama yra. Ir atsakyti vienareikšmiškai, kada aš negaliu, nes kiekvienas renkas pagal save. Kada aš tą pradėsiu daryti, nežinau. Ar pradėsiu ta prasme, daryti? Savo, aš niekada injekcijos ir nėra mano sritis, ne mano kompetencija. Aš tikrai galiu palydėti, galiu pasakyti, kad, tikrai būna moterų, kur sako, žinok, dabar tikrai jau viskas, ta pykčia rauklė, man jau nervai nebelaiko, tai aš tada galiu galbūt iš klienčių patirties parekomenduoti, palydėti. Bet kiekvienas savo renkamas. Kitai gali būti 40, kitai gali būti 45. 50. Tai skirtingai. Negaliu atsakyti šito klausimo. Trumpai. Tiesiai, šviesiai. Taip. Dabar klausimas, kurį užduodam kiekvienam pašnekovui. Sidem, kur matai po 10, po 20 metų? Wow. Palauk, turiu pagalvoti. Kokia yra vizija, ką tu norėtum, kad išsineštų žmonės, ką jaustų, ne? Kur jūsų tas prekinis ženklas, kur yra ta vizija į priekį, ko jūs norite būti, kai užaugsite, ne? Ar norite išsiplėsti į tinklą tokių studijų, ne? O gal likti maža butikinė vieta, ne? Kur žmonės ateina. Čia toks klausimas, kuris verčia pasvajoti. Taip. Ir pagalvoti, įsivertinti tai, kur mes esam dabar. Tai mes esam jauna studija, bet aš labai džiaugiuosi ir kolektyvu, ir taip kaip mes darbuojamės čia, kiekvienas atskirai ir kartu bendrai. Kur aš norėčiau, kad būtų Sidem, tai aš turiu labai tokį aiškiai kryptį, ir man tiesiog yra labai gera, kuomet žmonės ateina ir sako, oi, kaip čia gera. Tai man Sidem yra su jausmu susietina, ir tai yra būtent su ramybė. Ir visada sakiau ir sakysiu, ir kolektyvui primenu tai, jog tai nėra apie puikybę, tai yra apie kokybę, tai yra apie santykį, ryšį, apie tai, o ką aš galiu padaryti dėl tavęs, padėkoti ir laikyti tarpusavio pagarbą. Tai ateičiai labai norėčiau, kad Sidem taptų kiekvieno žmogaus, kuris lankosi čia, mažytė kažkokia tai dalelė. Ir man būtų labai smagu, jeigu tos visos dalelės kažkada tai susijungtų ir padarytume kažką gražaus bendro kartu. Tai mes to ir palinkėsime, ir dabar iš tavęs norėtumėm palinkėjimo, galbūt patarimo tiek veiklioms ir veislioms ir moterims ir vyrams, kaip rūpinti savimi, ką atkreipti dėmesį. Į save. Atkreipkite dėmesį į save. Jūs esat pačios svarbiausios ir jūs esat pačios gražiausios. Nėra tokių kaip jūs daugiau niekur kitur. Mėgaukite savo unikalumu, bet svarbiausia, mylėkit save.
Taip, ir dabar kur jūs rasite? Kur jūs rasite gyvai ir kur jūs rasite internete? Ar mane pačią ar Sidem studiją? Sidem ir tave. Ir mane rasite Instagram'e Oksana Sidem, arba taip pat galite rasti Sidem studiją, Sidem Palanga Instagramos paskyroje, o realiai esame įsikūrę Palangoje, Bangų gatvė 2. Tai lauksim atvykstant ir ačiū tau labai už tavo nuoširdų pokalbį.